Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki! Šiandien šviežios idėjos su Lidl laidoje karaliauja žuvis. Šiandien mes pasigaminsime upėtakį su labai unikalia plutele. Pradžiai susismulkinsime šoninę. Šiam receptui galite naudoti tiek karšto, tiek šalto rūkymo šoninę. Kelios šakelės čiobrelio. Taipogi čia mums reikės citrinos žievelės bei šiek tiek citrinos sulčių, be kurios žuvis neįsivaizduojama. Viską gerai išmaišome. Ant skardos dedame mūsų upėtakio filė. Išklojame mūsų plutelę ant žuvies, šiek tiek paspaudžiame ją su šaukštu. Galbūt ne vienam iš jūsų šis derinys pasirodys neįtikėtinas, tačiau šiam patiekalui jis suteiks tikrai ypatingo dūmų ir traškumo skonį. Mūsų žuvis keliauja į orkaitę. Svarbiausias dalykas kepant žuvį, tai jos neperkepti. Tad siūlau žuvį kepti 10 minučių. Oho! Kaip čia pavyko? Šiek tiek pipiro, druskos, na ir aišku, alyvuogių aliejaus. Aromatas tikrai virtuvėje puikus, o patiekalas kiek išsiskirs nuo jūsų prieš tai gamintų. Iki kitų susitikimų, šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.